Taigi, šiandien mes kalbėsime apie naujos kampanijos galimybės. Matau, tik turbūt visi savi. Labai smagu. Trumpai apie save. Aš esu Irina Grigorjeva iš Vilniaus, bet ne visuomet čia gyvenau. Tik 17 metų bus kaip Vilniuje ir iš tiesų aš atvažiavau dėl tinklinės rinkodaros. Praeityje buvau buhalterė, buvau prekybininkė ir dabar esu tinklininkė. Ir todėl aš leidžiu savo tokią pramogą kalbėti apie tinklinę rinkodarą. Kas tai? Kas yra tinklinė rinkodara? Iš tiesų, dauguma mano kelyje sutikti žmonės, kada išgirsta šį žodį tinklinis marketingas, arba pasako man, kad tai yra nesąmonė, arba sako, ne, aš niekada negirdėjau. Kas tai? Aplamai, ar tai yra legalu? Tai apie tai šiandien ir kalbėsiu. Kas tai yra? Tai yra iš tiesų naujos galimybės. Aš leidžiu savo pasakyti, kad tai yra nauja profesija 21 amžiaus, nors, aišku, daug daugiau, jau 20 metais prasidėjusi. Turbūt viskas prasidėjo nuo Amerikos, o pas mus atėjo daug vėliau viskas ir Lietuvą aplankė. Aš pati asmeniškai su tinklinė rinkodara susitikau, jeigu gerai prisimenu, kažkur 92-93 metais. Iš tiesų pakliuvau į pirmą tokią tinklinės rinkodaros kompaniją. Trupučiuką, sakykime, kaip dabar suprantu, tiesiog žaidžiau. O dabar jau žiūriu, kad tai nebe žaidimas, o kad čia iš tiesų labai rimtas verslas. Kas tai per verslas? Iš tiesų tai yra rekomendacijų verslas. Rekomendacijom mes užsiemam patys visą gyvenimą. Patys irgi kažkam kažką rekomenduojam. Aš, pavyzdžiui, paimkim mano jaunystės laikus, kada mes vaikščiodavom į kino teatrus, kažkas pasižiūri kažkokį filmą. Vau, sako, koks geras filmas, ir ten dar kažką. Ir aišku, bėgam. Bėgam, žiūrim, džiaugiamės ir taip toliau siunčiam. Verslas buvo taip pat. Tik dėja, buvo malonumas, pasižiūrim ir to pasibaigė, bet niekas mums tai nesumokėdavo. Arba dabar šiuo metu šį rekomendacinį verslą naudoja dauguma ir didžiųjų įmonės, ten kompanijos, nes kažkaip tai reikia prisivilioti klientus. Tai ir degalinės, ir tie patys bankai sako, parekomenduok, kad mes pas mus ten keli žmonės gausi ten kažkokią nuolaidą ir taip toliau. Bet tik tiek. Daugiau nieko. Maxima, paimkim pati pirmoji mūsų gigantas toks, davė mums ačiū kortelę. Taip, gerai, aš nusiperku kažką, galbūt pigiau, bet kaip aš buvusi prekybininkė, pasakysiu, ten nėra tiek sąžiningumo. Iš tiesų, kad tikrai, jeigu aš gaunu akciją, tikrai aš moku pigiau negu kitas žmogus. Tiesiog tada buvo kaina per didelė, dabar ją sumažino ir taip gaunasi, kad liktai aš gavau akciją. Bet daugiau nieko. Jeigu aš kažkam pasakysiu, kad aš šiandien nusipirkau pigesnę, pavyzdžiui, labai skanę duoną ruginę, kurią aš mėgstu, tai jeigu kažkam pasakysiu ir nueis žmogus nusipirks, iš tiesų
man Maksima nepasakys ačiū, Irina, kad tu parekomendavai, atsiuntei dar keli žmonės ir mes tau sumokėsim keletą, sakykime, ten pinigėlių. Ne, labai. Gerai mane girdit, žiūriu, man slaidai taip nelabai pereina į kitą. Tai iš tiesų truputėlį apie faktus. Faktai tai tokie, kad apyvartos didėja. Apyvartos didėja šiam versle. Jeigu mes paimsim Amerikos rinką, tai vien 20 metais jos apyvarta tinklinės rinkodaros sudarė 186,1 milijardo. Ir taip su kiekvienais metais auga tinklinės rinkodaros kompanijos, didėja jų skaičius, didėja jų apyvartos. Ir kas svarbiausia, dar man labai įdomu, nes kada aš pradėjau šį verslą, ne šioje kompanijoje kitoje, bet dažniausiai susirinkdavom kažkur mokymuose, moteris, vienas, antras vyras, bet dabar didėja skaičius vyrų ir tai mane džiugina, nes jie tame mato iš tiesų rimtą ir, sakyčiau, įdomų ir net vyrams skirtą verslą, nes čia galima uždirbti didelius pinigus, o iš tiesų pinigus turi didžiulius uždirbti vyrai. Mes moterys šalia, juos galim palaikyti, pastumėti ir pasidžiaugti, kad jie sugeba tai daryti. Kadangi laikas toks, tai aš taip trumpai perbėgsiu visas skaidrės. Tai iš tiesų yra ateities ekonominė banga, iš tiesų tai ateities verslas ir kadangi dauguma profesijų žemėje dingsta, nes juos pakeičia robotai, todėl žmonės liks be darbų, jau lieka ir ta pati pandemija mums daug ką parodė. Ir aš tikiu, kad tikrai čia tik augs apyvarta tinklinės rinkodaros kompanijose. Ir tiesiog džiaugsis tame būdami žmonės ir kompanijos savininkai. Kaip veikia čia prekyba? Pasakysiu labai trumpai, palyginimą tokį duosiu. Pavyzdžiui, kiek kainuoja parduotuvėje, aš kaip pavyzdį paimsiu pieną, kadangi aš esu pati iš kaimo ir mano tėvelė augino karvytes ir priduodavo pienuką ir uždirbdavo kažkokius pinigus, buvo papildomos pajamos, bet jie parduodavo visai nedidelę kainą. Jeigu paimsim šiuos laikus, tai kiek aš girdėjau, už litrą, pavyzdžiui, sumoka 12 euro centų tam žmogeliui, kuris priduoda valstybei pienuką. O mes dabar pasižiūrėkim, kiek jis stovi mūsų parduotuvės lentynose, už kokią kainą, kiek mes už jį mokam. Pati nenaudoju pieno, beveik nežinau, bet pusę litro kartais nuperku. Tai žinau, kad už pusę litrų moku 99 centus, o kaip išgirdot, už litrą kiek tam žmogui mokama. Tai ant kiek užauga ta kaina? Dėl ko, kad jis turi labai ilgą kelią praeiti, kol atsiranda mūsų lentynose. Tai tinklinėje rinkodaroje yra labai paprasta ir nesudėtinga. Todėl čia kaina neauga, jinai iš karto yra nustatoma ir išlieka. Tai yra gamyba, yra partneris, šiuo atveju pasakius, ir tiesiog paėmusi iš gamybos tą produktą, atnešu savo vartotojui, klientui ar būsimam partneriui ir pateikiu. Viskas.
nėra jokios logistikos, nėra jokių sandėlių, jokių pervežimų. Ir todėl tas produktas neišbrangsta, o išlieka tą pačią kainą, kokią pateikia gamintojas. Ką reikia atkreipti, kokį dėmesį reikėtų atkreipti į kompanijas tinklinės rinkodaros. Iš tiesų, žmogus labai dažnai užduoda tam tikrus klausimus, kada pasakojama, pavyzdžiui, kada aš pristatau savo kompaniją. Ar tai legali kompanija? Ar iš tiesų čia yra mokami pinigai? O gal galima čia mokytis? O gal galima čia keliauti? O gal galima ilsėtis? Ir taip toliau. Tai į visus tuos klausimus aš po truputėlį jums atsakinėsiu. Taip, pradėsiu nuo savo mėgstamiausios kompanijos, kompanija Palgo, į kurią aš atėjau 19 metais, iš tiesų atėjau dėl produkto, bet po to pamačiau, kad aš galiu čia ir daryti verslą, nors nesiruošiau, net negalvojau, bet būdama čia, rekomenduodama jį kitiems žmonėms, o jie tapdavo mano partneriais ir dėka jų aš pradėjau iš kompanijos gavinėti pinigus ir tai mane suintrigavo. Tai dabar kompanija iš tiesų, mano manymu, šiuo metu yra geriausia kompanija su geriausiu marketingo planu, su geriausiais produktais. Ir aplamai jinai užima pirmą vietą, žodžiu, konkurencijos jinai neturi, nes tą, ką jinai neša į pasaulį, kokį pristato produktą, nėra su kuo sulyginti. Pati kompanija yra tarp top geriausių kompanijų 38 vietoje šiais metais, pernai metais jinai buvo 44, o dabar jau 38, ką gali žinoti, kur jinai bus kitais metais. Turi savo gamybą, turi savo filialus oficialius. Kompanija pati dirba net 5 žemynuose. Vėliau išgirsite, koks jos trumpas egzistavimo laikas šiai dienai, o ką jinai turi. Kaip mane girdite, tai yra 5 žemynai, 74 valstybės ir joje jau darbuojasi virš 350 000 distributorių. Nors man nelabai tai patinka tas žodis, tiesiog žmonės čia darbuojasi, kas daugiau, kas mažiau. Iš tiesų kompanija, jeigu mes pasinaudosim Business for Home platformą, kur pristatomos geriausios kompanijos, tinklinės rinkodaros, tai turi didžiausią įvertinimą, tai yra 3A+. Tai ką tai reiškia? Tai yra didžiausias patikimumas, tai yra kompanija, kuri yra legali, kuri legaliai moka mokesčius, kuri į kiekvieną valstybę ar žemyną įeina oficialiai. Tai čia yra labai daug kas pasakoma. Labai didelius čekius uždirba šioje kompanijoje žmonės, nes, kaip sakiau, čia marketingo planas yra tiesiog unikalus, mano manymu, palyginus ten, kur aš buvau, tikrai geriau nerasite niekur. Kompanija, kaip matote, pagal žemėlapį, jinai, kur yra pažymėta, ten jinai visuose tuose vietovėse
Ir kur matote vėliavėlės, tai ten yra tiesiog oficialios atstovybės mūsų kompanijos. Na ir kągi ši kompanija veikia pasaulio rinkoje. Pasaulio rinkoje kompanija pristato unikalų produktą su unikalia technologija. Iš tiesų inovacinė technologija, kuri teikia žmonijai produktą paimtą iš gamtos, bet ta technologija yra užpatentuota ir yra mūsų nuosavybė kompanijos. Iš tiesų, tai ta technologija buvo dirbama su ja 25 metus, kad neštų sveikatą žmonijai, kad sveikatintų žmonės. Iš tiesų, jau mes esame tokiam etape, kada tiesiog pagalba reikalinga žmonijai. Tai mes ir turim tą pagalbą ir nešam tą produktą žmonėms, kurie keičia jų sveikatą, jų sąmoningumą, keičia jų gyvenimo lygį, kokybę keičia žmonių. Tuo aš labai didžiuojasi ir džiaugiuosi, kad aš netikėtai susipažinau su šia kompanija. Šiai dienai mes turime net 18 rūšių pastilių, kurios sveikatina žmonės arba tiesiog daro laimingais. Tai labai paprastas, jis yra naudojamas per burną, tiesiog paimi nuostabų ledinuką į burnytę ir įsprendi, sakykime, savo problemas. Bet kadangi šiandien tema yra apie galimybės, tai aš nepasakosiu daug, kaip tai ir kas tai per produktas, tiesiog skanus, efektyvus, rezultatas yra gaunamas tuoj pat. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, su skaudo galvytę galim paimti atitinkamą dražę ir 10-15 minučių mes jau turim rezultatą sveikos galvytės. Bet apie tai, jeigu jūs norit plačiau, daugiau girdėti apie produktą, tikrai jūs kviečiu kiekvieną antradienį, 8 valandą vakaro, vadinasi 20 valandą vakaro, kolegės labai gražiai pasako apie tą produktą. Gal kada ir aš papasakoju apie tą nuostabų mūsų produktą. O aš keliauju toliau, kas liečia dėl kompanijos. Dar labai norėčiau pažymėti, kad mes turim sertifikatus, kokius tik įmanoma. Iš tiesų labai aukšto lygio, tai galiu pasakyti, pavyzdžiui, kaip TÜV sertifikatas, kas domitės, jeigu kažkur arba norėsit plačiau, tai tiesiog susitikite su tais žmonėmis ir tikrai jums papasakos apie tuos sertifikatus, nes mes kiekvienas juos turime savo kabinetuose, kur galima atidaryti, paskaityti ir pažiūrėti. Ten, pavyzdžiui, mane labai, kada aš tik pradėjau čia studijuoti visą tai vat, sujaudino, sakykime, pasidomėjo taip halelio sertifikatas, kuris yra skirtas musulmonų bendruomeniai, kašrūto žydų bendruomeniai, nes iš tiesų jie yra labai išrangus, tai jiems labai svarbu, kad nebūtų augalinės kilmės kažkokių priedų ir tai mes turime. Tai mes tuo didžiuojamės, kad turim tokių aukšto lygio sertifikatus ir daugybę kitų. Norint tai pasižiūrėti, tai iš tiesų pagal QR kodą galima skenuoti ir įeiti į tą puslapį ir pasiskaityti, pažiūrėti. Tiesiog, pavyzdžiui, jūs kas sudomino, jūs norit sužinoti apie kažkokį sertifikatą, prašo to žmogaus, kurį jūs pakvietė
jis įsiūs jums kodą ir jūs įeisit į tą puslapį ir viską smulkiai sužinosite. Na, dar mes labai galim pasididžiuoti tuo, kad mes turim savo gamyklas. Tai labai svarbu, nes tuomet mes nuo nieko nepriklausom, jokių kaprizų kito gamintojo, nes mes patys nustatom kainą, nustatom keliavimo būdą ir taip toliau. Mes šiai dienai turim jau 2 gamyklas, viena iš jų yra Europoje, kurią mes ir naudojamės, yra jau pakeliui 3 Amerikos rinkai. Tai labai svarbu, nes ne kiekviena kompanija tai tuo gali pasididžiuoti. Dažniausiai jie perperka produktą iš kažko ir po to jau perparduoda gaunasi. Tai vėl žiūrėkim, kaina vėl būtinai keičiasi, nes kiekvienas norėtų užsidirbti pinigėlį, ne šiaip savo atiduos tą produktą arba neparduos už tą pačią kainą, kažkokią nusipirko. Na kągi, ir priėjom turbūt prie svarbiausio klausimo, tai kokios čia yra išmokos. Išmokų yra daug, mes kaip partneriai galim iš kompanijos gauti net 12 išmokų rūšių. Kompanija į patį tinklą išmoka net 63%. Iš tiesų tai yra didžiulis skaičius. Jeigu palyginti su kitomis kompanijomis, jos tai leidžia į tinklą tik iki 36% išmokų. Mes 63%. Ir 74%, nes net yra mokama už klientą. Nes iš tiesų čia gali į kompaniją prisijungti įvairius žmogus. Tai yra vartotojas, kuris tik vartos produktą, arba partneris, kuris gal bus toks minimum partneris, ten truputėlį iš reto, bet jis ten su kita nuolaida tą produktą, arba tas, kuris ateis dirbti. Tame skaičiu ir aš. Aš atėjau čia daryti verslą. Tai kelią paminėsiu tų išmokų pagrindinių. Tai vienas iš pagrindinių, tai yra, kaip sakau, jeigu iš kliento, tai didžiuliai pinigai. Iš karto, jeigu pas mane ateina klientas, kompanija man iš karto sumoka 30%. Jeigu yra grąžos bonusas, kada aš perku ne tik, sakykime, mūsų drėžę, bet mes dar turime kitų produktų, grožio, maisto tam tikro, ten košės, kavos ir taip toliau. Ir už tai aš jas perku, o kompanija man moka nuo apyvartos dar procentą, nuo 5 iki 30%. Startinis bonusas yra labai nuostabus, pasakyčiau, iš tiesų, ir jis vėlgi nuo 10 iki 20%. Tai yra priklausomai su kokiu lygiu atėjo pas tave partneris į verslą, tokį procentą ir gauni. Struktūrinis, kada žmogus pastoviai naudojasi, tai yra pastoviai kiekvieną mėnesį perka produktą ir tuomet kompanija vėlgi tau sumoka, kad tavo žmonės tai daro. Tai yra kiekvieną mėnesį, kaip aš sakyčiau, dirba. Plius dar lyderinis labai svarbus bonusas, tai vėl, kaip sako, bonusas nuo bonuso. Mano žmonės uždirba, o kompanija man vėlgi moka procentą. Kur jūs matėte tokių kompanijų, kurie po kelis kartus moka. Aš buvau keletose kompanijose, tikrai tokio bonuso nebuvo. Na ir taip toliau, čia yra ir
bonusai lytiniai, tai kada už tam tikrą darbą, už gerą darbą kompanija kažkur išveža, tai yra suteikia kelionės, nepakartojimas, kurias apmoka. Dar tose kelionėse yra apdovanojimai, yra dovanos, piniginės, laikrodžiai, papuošalai ir taip toliau. Žodžiu, čia kompanija, kuri daugiau moka, negu mes jai duodam, negu mes dirbame. Mes galbūt mažiau dirbame, negu kompanija gali mums pasidalinti. O dar akcijos įvairios būna. Tai yra visi galime džiaugtis, būdami šioje kompanijoje. Ir kaip minėjau, tai iš tiesų yra marketingo planas labai dosnus. Jūs matot pagal tai, kad, kaip aš jau minėjau, kad jeigu palyginti su kitom kompanijomis, tai iki 36% mes mokam 63%. Ne mes, bet kompanija moka 63%. Ir kas labai dar svarbu, kad marketingo planas nesikeičia nuo pat pradžių, kaip pradėjo egzistuoti. Vėliau išgirsite, kodėl vyksta taip, o ne kitaip. Kodėlgi tas marketingo planas stovi vietoje. Ir turbūt priėjom prie pačio svarbiausio tokio slaido, kur jūs matote, kada gimė mūsų kompanija. Ogi mūsų kompanija gimė 2011 metais, 11 mėnesį ir 11 dieną. Tokia stebuklinga data. Ir kuo galim pasidžiaugti, tai iš tiesų po mėnesio būtent mes švęsime kompanijos 12 metų gimtadienį Vilniuje, taip kad prašom, jeigu čia yra svečių, naujokų, prisijunkite, kviečiame. Tie, kas jūs pakvietė, tikrai suteiks informaciją, švęsim kompanijos gimtadienį. Tai yra daroma kiekvienais metais, kiekviena valstybė švenčia tą kompanijos gimtadienį. Kam sekasi, prezidentas būna šalia, su juo bendrauja online, kažkas sveikina, kažkas gal, jeigu mažesnė grupelė, bus ir be prezidento, bet tuo pat metu visas pasaulis, kaip sakiau, 5 žemynuose, 75 valstybėse švęsime kompanijos gimtadienį. Tai dar labai svarbu, kad kompanija turi 25 atstovybės, oficialias atstovybės, kaip sakiau, nes kompanija užeina į visur legaliai ir legaliai visą darbą buhalterinį atlieka ten dirbantis darbuotojai. Kaip sakiau, virš 350 žmonių dirba ir taip toliau. Ir mes plečiamės, mes augam, didėja mūsų apyvartos, kuo galiu ir tik pasidžiaugti, kad esu tokioje kompanijoje. Na ir štai mes matome mūsų prezidentą. Tikrai tai labai jaunas, ambicingas, charizmatiškas prezidentas. Man buvo garbė pernai su juo net asmeniškai būti šalia jo. Iš tiesų tai nuostabus žmogus. Kada aš prieš ateidama į kompaniją ir priimdama sprendimą, kodėl aš čia būsiu ir kodėl aš čia dirbsiu, vien dėl to, kad sužinojau prezidento misiją arba tiesiog, kur jis veda tą kompaniją, kad jis yra tikintis žmogus, tikinti jo visa šeima. Štai šalia jūs matote jo žmoną Olga Kulikova,
kuri yra kreatyvinė direktorė mūsų kompanijos. Ir jisai, kad tiksliau jie abu, būdami 23 metų, įkūrė šią kompaniją be jokių skolų, be jokių bankų. Tai yra žmogus, kuris atėjo su savo pinigais, jam nereikėjo papildomų investorių, kurie kuruotų, kurie padėtų užleisti, sakykime, tą gigantą. Tai yra, iš pradžių, aišku, buvo mažas vaikutis, dabar jau jis, kaip jie ir vadina, jie turi 3 vaikučius ir jie kompaniją taip pat vadina, tai mūsų dar vienas kūdikėlis. Tai jau tas kūdikėlis yra paaugęs, paauglys, taip, jam jau net 12 metų bus. Tai iš tiesų tas žmogus, jis ne tik verslininkas, bet jis yra dar ir tinklininkas. Jis pats nuo 17 metų atėjo į tinklinę rinkodarą, jis žino, kas tai, koks tai darbas, ką reiškia marketingo planas. Ir aš prieš tai sakiau, jūs sužinosite dėl ko. Tai va būtent dėl to ir nesikeičia, nes tas žmogus tiesiog sako, aš įkursiu dar kol jis jos neturiu, įkursiu tokią kompaniją, kuri bus paruošta žmonėms. Ir tokioje kompanijoje, kur žmogus ne tik, sakykime, sveiks, gražės, taps laimingas, bet jis ir turtingas. Tai yra, bus galimybė žmonėms čia užsidirbti. O tai labai svarbu, nes ne kiekvienas prezidentas galvoja apie paprastą žmogų, kuris ateina pas jį. Jis galvoja apie save. O čia yra galvojama apie tuos, kurie atkeliaus į jo komandą. Tai, kaip minėjau, čia dirba ir profesionalai. Profesionalai, ką tai reiškia? Tai buhalteriai, juristai, logistai. Tai yra surinkti iš tiesų profesionalai iš viso pasaulio ir pasieteina žmonės ir todėl yra kuriama taip ir dirbama taip, kaip jau ir kalbėjau, tai yra mūsų labui. Ir turi net 24 padalinius ir virš 200 darbuotojų, kurie ir atlieka tą užkulisinį darbą, kurių mes nemato, bet mes žinom, kaip yra viskas teisingai ir sąžiningai atliekam. Aš pati esu susidūrusi su tam tikrais niuansais, aš jau kalbu apie pinigus, kada norima sugrąžinti produktą, ne tai sugrąžinti, bet tiesiog žmogus neteisingai užsakė ir sumokėjo pinigus, yra viskas momentaliai, viskas yra grąžinama, viskas pateikiama. Tiesiog aš galiu džiaugtis, kad jokių keblumų čia nėra. Tai yra viskas atvira, sąžininga ir legalu. Na ir dar galiu pasidžiaugti, kad tikrai mes turim didžiulę mokymo sistemą, kur žmogus atėjęs į mūsų kompaniją, nieko nemokėdamas, nieko nežinodamas, tampa didžių žinovų. Tai yra paimamas už rankytės ir vedamas, kaip mes augom, atėjome 1 klasę, 3 klasę, taip 12, po to universitetai, technikumai ir taip toliau. Tai būtent ir čia taip pat galima augti, nemokant nieko, ateini paprastas žmogelis, o paskui tampi ir, pavyzdžiui, kaip ir aš niekada negalvojau, kad dar ir lektorė tapsiu. Tai čia dėka tų žmonių, kurie yra čia ir padeda tai daryti.
Na, taip pat kompanija labai dosniai atsilygina tiem žmonėms, kurie padaro daug daugiau ir jie keliauja, jiems yra ruošiamos kelionės, jiems yra ruošiami apmokymai kažkur kitose valstybėse, šalyse, kažkokios akademijos, ten vasaros, kompanijos gimtadienio proga su laineriais, keliauja po pasaulį. Šiemet, pavyzdžiui, žinau, kad į Dubajų iškeliauja tie nusipelnę žmonės. Šiais metais žinau, kad ir iš Lietuvos keliauja net 12 žmonių. Pernai buvo tik viena mūsų Danutė Ledniovė Puchova, keliavo taip pat kartu su prezidentu laineryje. Tikrai buvo įspūdinga tai, ką jis pasakoja. Taip, kad ir tai gali gauti ir pasiekti kiekvienas atkeliavęs į mūsų kompaniją. Na, apie kompaniją, jeigu norint kažką sužinoti, iš tiesų yra barkodai, tiesiog nusiunčiam tie žmonės, kurie jūs pakvietė, tikrai paprašykit atsiųsim barkodus ar tiesiog linką ir jūs galit net savarankiškai pastudijuoti, pasižiūrėti, kuo gyvena, kuo kvėpuoja mūsų kompanija. Kiekvienam tai prieinama. Tai kaip noriu pasakyti, tai iš tiesų labai dinamiška, ryški kompanija, kuriai konkurencijos nėra, nes mes lyderiaujam su pačiu produktu, kuris net kaip vienas iš produktų yra toks, kuris 20 metais net pirmą vietą užėmė kaip imuninės sistemos stiprintojas ir plus mes turim grožio produktą, taip kad mes konkurencijos neturim ir labai tuo džiaugiamės. Ir tokiai reziumė, tai noriu pasakyti, kad iš tiesų, jeigu mes paimsim dėlionę, tai pas mus ta dėlionė ir susideda. Turim vieną prezidentą, vieną investorių, turim labai gerą komandą jis šalia savęs surinkęs, kuri, sakykime, padeda kurti tik naujoves ir aš jau 4 metai ir su kiekvienais metais vis matau naujoves, bet jos yra geresnės, naudingesnės kiekvienam atėjusiam čia žmogui į šią kompaniją. Iš visos, ar tai jisai partneris, ar tai jis tiesiog vartotojas, jis ateina vartotojas, jis gali net dovanų iš kompanijos gauti. Tai čia labai unikalu. Produktas pas mus ekskliuzyvinis ir ne vienas produktas yra ekskliuzyvinis, kuriom kol kas nėra lygių. Renginiai, tikrai renginiai yra tokie rengiami, kad tik kitos kompanijos to neturi, nemoka ir turbūt nežino, kaip tai padaryti, nes kiek žinau, tai žmona Olga yra čia virtuozė, originalius ruošia renginius. Dabar yra tikrai renginys, tai kompanijos gimtadienis, tikrai kas ten bus turbūt nepakartojama. Galimybės, tai kaip sakiau, iš tiesų žmogus gali kilti karjeros laiptais, tai yra galimybės čia yra įvairios, kokiu tik žmogus nori, tai jis gali gauti šioje kompanijoje. Prašau, Valentina turbūt jau iškeliauja. Ačiū, kad buvote su mumis. Sistema apmokymų. Vėl turim savo mokymus gyvus, online,
Ir visa tai yra nemokamai suteikiama ir galim marafonai, pavyzdžiui, pas mus yra, kur atėjęs paprastas žmogus, čia tiesiog tobulėja. Na, ką dar norėčiau paminėti. Dar prieš pabaigą noriu pasakyti, iš tiesų, tai kompanija, kuri yra patikima, sąžininga ir, kaip sakiau, ateina ten visur į kiekvieną valstybę, tame tarpe ir Lietuva, yra oficialiai atėjusi, kur ir moka visus mokesčius ir tiesiog padeda tobulėti žmonėms. Tai čia yra tikrai labai svarbu. Dar norėčiau paminėti tai, kad pas mus ne tik verslas, čia yra daugiau negu verslas. Kodėl? Nes čia yra, man labai svarbu, kada aš atėjau ir išgirdau, čia dar pasakyčiau gal šeimos verslas, nes čia yra santykiai labai svarbus. Santykiai vienas kitam ir plus labai svarbus santykis, tai yra skiriamas didžiulis dėmesys šeimoms. Labai vertinamos tie žmonės arba tie partneriai, kurie ateina dirbti šeimomis. Iš tiesų čia taip yra. Atėjo žmona, iš paskos išgirdo vyras, nors prieš tai buvo prieš, nes, kaip sakau, tas tinklinis marketingas, visi, kas išgirsta, sako nesąmonė. O po to pasirodo, kad čia sąmonė. Ir ateina vaikai iš paskos, anūkai, broliai, seserys. Ir kaip gaunasi šeimos verslas, tai vat santykių čia verslas, nes čia, kaip norėčiau pasakyti, geriausi mokymai, geriausias marketingo planas, geriausias produktas, kuris skirtas pardavimui ir sveikatai, geriausia palaikymo sistema. Iš tiesų palaikymą gali gauti iš visur, tu žmogaus nepažįsti, nežinai, o jeigu tau reikalinga pagalba, atsilieps, bet iš kokios valstybės žmogus tik reikia pasikreipti. O jeigu norit daugiau sužinoti, tai iš tiesų paprašykit tos žmonių, kurie jūs pakvietė, su barkodu, ir įėjęs su barkodu atsidaro puslapis, tas, kuris jums reikalingas, ar visos kompanijos, kur viską galėsit paskaityti, pažiūrėti, paklausyti, pasidomėti, ar tiesiog atskirai būtent produkto, ar ten produkto ar pačios kompanijos, tai yra atskiri barkodai ir galima apie tai sužinoti. Tai tokia mano trumpa prezentacija apie galimybės. Turit klausimų, dar galbūt yra keletą minučių, nors turbūt jau po 9, tai neužlaikysiu jūsų. Labai ačiū, kad atėjote, kad išklausėte